Sveiki, šauliai, taip pat kas yra ascendentas šaulyje. Horoskopas Liepos 12 diena. Kas yra svarbus? Duokite man 3 kortas, pasižiūrėti, koks įvykis bus svarbus pas šaulį Liepos 6-12 dienomis. Šauliai, visi kažkodėl šią savaitę kažkur skuba atostogų. Atsiprašau labai. Kai kurie iš jūsų važiuos į ilgą kelionę, kai kurie su mašina, kai kurie sugalvos net nuo šiandien nusipirkti bilietą ir jau rytoj išskristi. Visi šauliai kažkokiame judėjime. Tie šauliai, kurie norėjo nusipirkti mašiną, kuriuos jau labai ilgai ieškojo, tai šią savaitę gausite tokią, kokią jūs norite, kokia jums patinka, tam tikrą kainą. Ir kažkas išsispręs labai greitai, kažkoks klausimas, sprendimas, kuris trukdė jums gal išvykti į kelionę, jisai labai greitų būdų išsispręs. Ar tai ateis tam tikri dokumentai, ar gal norėjote be vaikų skristi ir čia kažkas pasakys, mes pasaugosime vaikus, pabūsime su jais. Kažkas, kas jums trukdė išskristi, jūs išsispręs šitas sprendimas. Vienintelis, ko reikia saugotis, saugokitės laiptų arba aukščio, nes yra toksai nurodymas, kad jūs galite paslysti, nukristi, kažkas pastumti, gal netyčia. Būkite atidūs, nes jūs labai būsite tokiame greitame judėjime. Greitas ėjimas, greitas važiavimas. Taip kad žiūrėkite, saugokitės, kad viskas, kas yra su aukščiu, su laiptais, kad neatsitiktų kas nors, ar nukristumėte, susižeistumėte, kad šio įvykio neįvyktų. Todėl aš dabar pastoviai kiekvieną savaitę darysiu tokius trumpus horoskopus, kad kiekvienas žinotų, ko jo laukia, ko saugotis, kokie įvykiai. Ir taip pat užsirašyk mano kanalui, aš jau įdėjau horoskopą Liepos mėnesiui, didesnį truputį, tai yra pradiniai horoskopai ir jei aš matysiu yra paklausa, tai aš toliau dėsiu išsamius didelius horoskopus. Iki tol ačiū ir iki sekančių.